labą dieną, pasiilgot. Nu ir pirmi žodžiai, kuriuos norėčiau jums pasakyti, tai atsiprašau, kad manęs labai ilgai nebuvo. Mes su Boruže bandom grįžti į eterį, bandysim kurti naujus vidosus. Atsiprašau, kad taip ilgai manęs nebuvo, buvo labai daug įvairių priežasčių, nelabai apie jas norėčiau kalbėti, bet bandom įsibrauti atgal į eterį. Tai dabar esam Kaslytoj, krausim damperį, Tereksą ir važiuosim su juo į Vengriją. Tai tikiuosi gausis geras vidosas. Kad pakelti kanalą atgal, tai iš karto prašau maksimaliai nuspaudžiam laiką, parašom komentą, parašykit ar laukit vidosų ir kažką tokio. Tai nežinau, sunku man dabar prieš kamerą jau kalbėti, biškį nėra jau to pasitikėjimo, kaip buvo. Tai karoči šaika, malonaus jums žiūrėjimo, mes pradedam dirbti po atostogų ir žiūrėsim, kas gausis. Taip, vyksta pasikrovimas. Važiuojam, gerai viskas. Kraunamės nuo rampos. Dabar išimam nereikalingus dalykus. Tai reikėtų priekį varyti, visada padedu, kad lengviau būtų važiuoti. Idealiai, tiesiog idealiai atsisėdo. Tiesiog idealiai pakrautas. Viskas, gali gesint, trauk rankinį, veidrodžius užlenk ir viso. Nu, pasikrovėm. Boružė blizga visa. Taip, turim tokį visai nedidelį tą Tereksą, damperį, damplerį, neprisimenu kaip taisyklingai jį vadint. Tai labai gražiai atsistojo į duobės, užmečiau 6 grandinės šį kartą, kad būtų jau tikrai viskas tvarkoj. Iš galo dar biškį prikabinau, reikia dar tiksliai galinės lentelės biškį iš šonus, šitos gal ne, priekinis ištačiau šitą, gal biškį dar iš šoną reikės patraukti. O toks paprastas krovinukas važiuoja į Vengriją. Tai dabar Lietuva, Lenkija, Slovakija, Vengrija nusikrovimas. Ir reikia dar susirasti kažką atgal. Kaip ir buvo krovinukas iš vokiečių ir iš lenkų, bet kol kas tyla. Dar nepatvirtino man jo, tai reikės dar pasižiūrėti. Tai vat, pasikrovėm. Bandom dirbti, bandom judėti, atostogos ilgos buvo, apie 3 savaitės visai be darbo buvau, tai reikia dabar pilnai varyti. Tai gero toliau žiūrėjimo, mes varom į Lenkiją. Nu, gavom dokumentus, judam po biškį dabar
link Lenkijos, leidimo nedavė važiuoti nuo Šiaulių link Kryžkalnio, 40 tonų ten remontai ir virš 40 tonų neduoda, tai važiuoja link Panevėžio ir nuo Panevėžio lenksim link Lenkijos jau. Tai va, tokie reikaliukai, viskas tvarkoj, krovinys nesunkus, nedidelis, tikiuosi viskas labai ramiai praeis, viską gražiai pravažiuosim ir labai tikiuosi, kad video gausis kažkoks įdomesnis, geras, pasistengsiu daugiau papasakot, parodyti Slovakijos, serpantinų jums pafilmuosiu, kaip ten važiuojasi. Šį kartą važiuosim, aišku, be palydos, nes krovinys mažas. Šiaip dažniausiai per Slovakiją važiuoju su palyda. Jeigu virš 3 metrų pločio, tai tenais jau reikalinga palyda. Šį kartą 285 pločio, 20 tonų, tik tais biški tralas, tik tai kad išsilgintas, bet čia nieko baisaus nėra. Tai va, judam po biški, dirbam, stengsiuos kuo daugiau jums pafilmuot, parodyt. Tikiuosi patiks jums mano grįžimas į YouTube'ą. Taip, pasiekėm mes Lietuvos Lenkijos pasienį. Reikia dabar atbliuškės ir kurą užsipilt ir visą krovinį pasitikrint, kaip prikabintas, kaip tik va 250 km pravažiavom. Kaip tik jis jau atsistojo į savo vietą. O, čia labai blogai, bet nusipirkau zaciaškės, toj viską sutvarkysim. Taip ir galvojau, kad taip bus. Viskas tvirtai stovi. Niekur nevaikšto. Kaip reikiant. Šitos pusės irgi tas pats. Tikrai užteks tam. Svarbiausia, kad per žemę nesibaladotų. Gali būti problemų. Oi, tai vat. Šiandien kažkur lenkuose būsim. Rytoj reikia paryčiais šokti Slovakiją arba naktį ir penktadienį nusikrauti. Nerandu tiesiog kol kas dar krovinio atgal, tai nežinau kada bus. Galimai prireiks per išeiginės galimai prireiks likti mašinoj. Bet tikėkimės, kad kažką surasim. Gerai, tai pilamės kurą, įdedam šalį ir važiuojam toliau. Čia va, nežinau, daugelis vairuotojų tikrai žino šitą vietą. Čia taip vadinama ta lenkiškoji skerdykla. Dabar, kai jie padarė kelią, tai čia visą laiką yra transportiniai, muitiniai ir taip toliau. Nežinau, kamerą pastačiau ant greičio, nežinau, ant kiek jūs matot viską. Nu, bet, nežinau, tfu, nekarto manęs čia dar nestabdė, nekarto netikrino. Nu, matomai gabaritas jiems nėra labai įdomus dalykas, nes jie daugiausiai tentus žiūri ir šaldytuvus. Pastebėjau, kad tos. Ir ten rengenas, kiek suprantu, yra. Jeigu esu neteisus, tai komentaruose parašykit. Bet man rodos, kad turi jie dabar ir rengeną čia pasistatę.
Ir čia labai daug dabar svarstyklių ir kamerų čia naujų šitam kely pristatė. Aš sakė man Lenkai, kad čia dabar jie ten konkrečiai viską mato, kas darosi. Ir ką, ir važiuojam į Lenkiją, pasistatom autopilotą, vieną padaliuką ir važiuojam, nes per visą Lenkiją lenkti negalima. Va, taip pat dasigyvenom. Viena ilgiausiai važiuojamų šalių, per kurias važiuoja visi furistai į visas kitas šalis, tai Lenkija, ir per visą Lenkiją negalima lenkti fūroms fūrų. Ir kaip toliau gyventi. Girdėjau, kad labai daug Lenkijos kompanijų pradėjo rašyti peticijas dėl šito visko, kad šitą draudimą kažkaip nuimtų arba kažkaip sušvelnintų jį kažkas tokio, nes ten už lenkimą 1000 zlotų, 250 eurų ir plus ten balų labai daug. Vienu žodžiu, 2 kartus tave pagauna lenkėti ir lieki be teisių. Va taip, va. Tai, nelabai gerai, nes dar kartą pasikartosiu, į visas šalis Europos važiuoti reikia per Lenkiją. O jeigu Lenkijoje atims tavo teisės, tai Lenkijoje, kaip tu važiuosi, iki pirmų policininkų. Tai konkreti nesąmonė, bet, tarkim, važiuoti 80 paskui Girteką arba paskui ADR-ą, čia jau bus katastrofiškai. Kažkaip dar gyvenam su to ir labai tikimės, kad tą draudimą nuims, nors kažkaip aš labai abejoju. Tai va, mums apie 700 kilometrų dabar yra iki Slovakijos. Šiandien mes turim, ką aš galvoju, padirbsiu kokias geras 3 valandas dar ir greičiausiai šiandieną užteks. Bandysiu aš ketvirtadienio ankstų rytą prašokti Slovakiją, kad mažiau mašinų būtų ir taip toliau. Tai va, kol kas tokie planai, judam, viskas tvarkoj, krovinys stovi stabiliai, Boružį savo darbą kaip visada atlieka gerai, Valdemarka kaip visada su nuotaika. Tai ką, judam toliau, gal ir visai neblogas vlogelis gausis. Taip, mus laukia dar vienas patikrinimas. Tikiuosi ir čia mūsų netikrins. Čia jau mes už Belostoko esam. Aš labai tikiuosi, kad mes ramiai pravažiuosim ir baigsim šiandienos darbo dieną be prikolų. Važiuojam ramiai, kol kas nieko nematau, kad išeitų. Greičiausiai pravažiuosim. Tvarkeliai, judam toliau. Taip reisą man patinka pradėti. Ir labas rytas. Trečiadienį rytą šaikelia. Tai mes vakar važiavom iki Šumovo, taip vadinamos Estonkės. Vakarieniavom ir čia pasilikom miegot. Išvažiavom dabar iš Estonkės. Lekiam link Barvinko, Slovakijos, Lenkijos sienos. Šiandien planuosiu pravažiuoti Lenkiją iki galo ir Slovakiją. Ir likti nakčiai jau Slovakijos, Vengrijos pasienyje. Rytoj nusikrauti Vengrijoje ir tikiuosi per šiandien dieną surasim atgalinį krovinį ir lėksim į namų pusę. Tai va, oras pasaka, dirbti kaip tik, nėra per karšta, debesuota, saulės nėra, man čia puikiausias oras dirbti. Tai va, pabiškį judam toliau, kol kas viskas ramu, be prikolų, be problemų. Be visko labai gerai, ramiai važiuojam.
Nu ką, mes jau netoli Barvinko, Lenkija. O, kaip traška. Labai čia dideli kalnai, nuokalnės. Tai ir variklis, ir stabdžiai gauna. Reikia prisipilti kuro. Nes jau baigėsi. Bakas tik vienas 500 litrų. 492. Taip, reikia patikrinti grandinės. Rodos, kad viskas čia gerai. Ja, viskas stovi kaip reikiant. Svarbiausia iš pirmo karto gerai prisirišti. Gerai viską užveržti ir tada viskas būna tvarkoj. Tai vat, gražus labai oras, biški kalnų jau matosi. Čia liko apie 40 km iki Slovakijos. Tai vat, pasidarysim pauziukę, papietausim, ar čia jau pavakarieniausim, nežinau, po biški judėsim toliau. Tai jau susitiksim Slovakijai, toliau jau rodysiu Slovakijos keliukus, pasienį ir taip toliau. Nu, ką šaika, jau link vakaro, čia pas mus 18:58, mes privažiuojam Lenkijos Slovakijos sieną, tu atsistosim, įvesim šalį ir lėksim jau dabar per Slovakiją. Slovakijos čia 170 kažkiek kilometrų, apie 180. Tik tai ilgas tas kelias, magistralio nelabai čia yra. Ypač pirma dalis, kol iki pirmo miesto davažiuosi, tai yra sunkoka. Ten ir siaurus kelias, ir serpantinai. Biški pafilmuosiu, parodysiu, kaip čia kas atrodo, tie serpantinai ir taip toliau. Tai vat. Įsivedam Slovakiją. Slovakija, pasikeičiam iš karto 28 Lenkų kanalą. Slovakijos aparačiukas įjungtas. Nu ir viso. Ir va čia va iš priekio, va matot, čia ir yra visa siena. Ten van muitinė stovi. Po kairę pusę su lazdelė mojuoja. Čia tipo kažkoks baras, bet aš niekada gyvenime čia nebuvau sustojęs, net nežinau, ar ten kažkas veikia, ar ne. Tai vat. Vat ir visa siena, nieko čia įspūdingo, tiesiog paprastas kelias, važiuoja ir važiuoja. Nežinau, mano manimu kažkokia biški liūdna serija gaunasi. Nieko įdomaus nevyksta, tiesiog važiuojam ir normaliai pasikroviam, tikiuosi ir normaliai nusikrausim. Tai va, viso, mes jau Slovakijoje, kirtom sieną. Viskas, judam toliau. Šiandien iki Slovakijos-Vengrijos sienos davažiuosim ir viskas, ilsėtis. Rytoj nusikrausim. O, čia sieną pravažiavo stovi sovietų tankas. Ta 34, jeigu neklystu. Nu, toksai vat. Tai vat. Viso, judam po biškį. Nežinau, kaip ten jūs matot. Tokie va gražus vaizdai, Slovakijos kalnai. Naktis, romantika, tuščias kelias, tikiuosi mašinų daug nebus. Nu, nors aš čia neplatus visai, 280 pločio, labai ramiai važiuojasi. Po biškį judam, navigacija kaip visada mato ten ženklą, 24 tonas, bet čia visą laiką tai būna. Slovakijoje, taip pat kaip dabar ir Lenkijoje, per visą Slovakiją lenkti fūrom negalima, bet Slovakijoje nėra tiek magistralių, kad tai trukdytų. Tai va, blemba labai purvinas mano stiklas nuo mūsų.
nenuploviau prieš naktį. Na, bet nieko baisaus. Davažiuosim. Dabar privažiuojam tą tokį serpantiną Slovakijos. Čia stovi ženklai, kad leisitės nuo kalno, antrą pavarą ir taip toliau. Tai pamatysit, matot, koks siauras kelias. Ir čia dar skaitosi platus, nes kai kur yra dar siauriau. Čia dar normalus kelias skaitosi. Pirmą kartą, kai čia važiavau, tai wow, kažkas buvo tokio. Ir čia jau važiuoji belenkiek kartų. Tai jau viską pripratęs. O čia sustojo nelabai gerai. Chebra, pravažiuokit į priekį. Tai vat ant posūkio fūra su fūra negali prasilenkti. Tai vat labai dažnai vat tokie vat taip būna, kad turi sustot, praleist į viršų kylančius. Aš dažniausiai čia per visą Slovakiją važiuoju su palyda, pilotų taip vadinamų. Dabar nesu platus, jau kartoju. Tai šį kartą nereikėjo palydos. Bet čia jau greito važiavimo nebus, nes visa kolona susirinko. Tai jau judėsim po biškį. Dar vienas posūkis liko. Ir viskas, kaip baružė gražiai mirksi. Aišku, negeriausias laikas važiuoti tokiais keliais su negabaritu, bet toks jau mūsų darbas, nieko nepadarysi. Kur tu lendi? Ai, atsiprašau, pamiršau, kad filmuoju, norėjau jau keiktis. Va, ir baigėsi serpantinas šitas. Judam toliau. Dabar jau, ką, pasimatysim Vengrijos, Slovakijos pasienyje, greičiausiai jau rytoj ryte. Labas rytas, Šaika, tai pas mus be 15:08, mes jau Vengrijoje prie miestelio Miškolc. Ir čia taip vadinamos vengrų svarstyklės. Kiekviena fūra turi čia pravažiuoti. Viskas daugiau nei 7,5 tonos turi pravažiuoti ir čia yra svarstyklėlės. Vienu žodžiu, dirbo jos taip, kad tu įvažiuoji. Čia va, turi važiuoti ne greičiau nei 60. Ir čia va, šitoj va vietoj yra įmontuotos tokios svarstyklės. Jos per asfaltą praeina, plius minus žiūri tavo svorį. Ir toliau van ten, van, matot, užsidegė Control.
nes pas mane yra viršsvoris ir per kameras matosi, kad aš esu negabaritas. Tai va, mes turim pravažiuoti šitą kontrolę. Kontroliai turim parodyti leidimą, kurį turim išpirkti iš anksto. Jie sutikrina plotį, aukštį, ilgį, svorį, viską. Ir jeigu viskas gerai, pažeidimų nėra, važiuoju toliau. Tiesiog tokia patikra. Čia visą laiką taip turi būti. Kai važiuoji tuščias, tiesiog ten ženkliukas, kur rodė kontrol, rodo tiesiog ženklą į magistralę. Tai vat. Taip, užsidegė žalia, mes tiesiog pravažiuojam. Čia svarstyklis yra vienai ašiai iš karto ir po to visą sąstatą tavo sveria kartu. Toj mes pravažiuosim, pažiūrėsim, kiek mes sveriam. O čia rodova iš šono kilometražą, kad greičio neviršytum, nes greičiau važiuojant normaliai nepaskaičiau svorio. Šį kartą net neišėjo pamatuoti, nes kaip matot nelabai didelis krovinys. Va čia taip vat atrodo leidimas. Į telefoną atsiunčia man jį ir viskas. Čia viskas surašyta, visi duomenys. Tai vat, viskas vat praėjom, dabar jie į bazę surašė, kad patikra buvo ir ramiai laisvai gali važiuoti, dabar reikia nusikrovimo. Apie 180 km, gal net mažiau liko nusikrauti, tai važiuojam nusikraut ir žiūrėsim, kas kaip toliau bus. Bet greičiausiai, kai nusikrausiu, tai šita serija jau bus baigta. Kitą seriją jau filmuosim grįžimą namo, bet jeigu tuščias važiuosiu namo, nesurasiu krovinį, tai aišku ir nefilmuosim, nėra čia ką filmuoti. Tai vat, tokie reikaliukai, važiuojam dabar link Budapešto ir varysim nusikraut. Nu ką, Šaika, atvažiavom į nusikrovimą, einu atsirašinėt, viskas tvarkoj, važiavom be jokių problemų. Labai karšta, 28 laipsniai. Vis dėlto Vengrija sutinka su karščiais, tai čia dar pilnai vasara. Tai gerai, ką, šaunu aš atsirašinėt ir po biškį nusikraudinėsim. Visi atsirišom, kavos pertraukėlė. Mėgsta kultūringus žmonės, kurie žino, kad vairuotojams reikia daug kavos. Skanumeris. Viso, laukiam to ateis. Nuvalysim ir viskas, baigiam sukti pauzę. Nežinau, turbūt važiuosim iki Lenkų, nes nėra jokio reiso, nieko nesuradau. Nu, kaip visada, nepažiūrėjau, masės neišjungė, kol davažiavau, sėdo komai. Problemėlė, bet nedėlė. Tai greitai pakrausim, technikos čia daug figa. Tai kabelius paimsim ir užkursim. O, davai. Pradedam nusikrovinėt. Viskas tvarkoj. Op. Biški per greitai. Viskas yra kačių maistas, kaip ten sakoma. Vsio, nusikroju, susidedu tralą, lėkiu iki pirmos aikštelės, užsipilti kūro ir žiūrėtis, kas toliau, bet greičiausiai lėksiu link Lenkijos, nes
visai tuščia. Dar kartą pasikartosiu. Da. Na, mes grįžtam namo, grįžtam tušti. Taip ir nieko neradom. Jau šiandien pas mus ketvirtadienio vakaras ir va išvažiuojant iš Vengrijos, už Miškolco ir vėl yra ta pati patikra. Tai va, kaip mes dabar važiuojam tušti, tuoj pamatysit, kad bus pas mus ženkliukas važiuoti tiesiai. Tai va, oi, ten kažkas stovi žalio. Kokie transportiniai, aš čia su kamera. Jo, transportiniai ir kas stabdys mane? Normaliai. Sustabdė. Nežinau, kas čia pas juos per patikrinimai. Stabdo tuščią mašiną, paėmė CMR. Nuėjo CMR žiūrėti. Įdomus jie. Pažiūrėsim, ką iš čia mums atneš. Licencija jest? Конечно. Окей. Спасибо. Чао. Чао. Sugaišino tik tai porą minučių ir viskas, nenormalus kažkokie. Nu tai ką, Saika, ant šito turbūt mes ir atsisveikinom. Nežinau, ant kiek įdomi jums serija gavosi. Ką jūs čia įdomaus pamatėt savo, bet kalbu, jūs nukritot, bet yra kaip yra. Va, toks gražus saulėlydis. Ir mes šaunam namučio, nesuradom jokio krovinio ir varom tiesiai namo tušti. Tai va. Ant šitos akimirkos ir baigiam šitą vlogelį. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Labai paprašysiu maksimaliai laikų pastatyti ir prirašyti komentarų, nes labai senai buvo video. Kanalas greičiausiai šadaubane dabar kažkokiam bus. Ar kaip ten YouTube algoritmai dirba, aš nežinau. Bet būsiu labai dėkingas, jeigu bus daugiau laikų. Jumsgi nieko tai nekainuoja, o man bus malonu. Ir bus stimulas toliau kažką kurti ir daryti. Nes kuo daugiau aš matysiu, kad jums patinka, to daugiau norėsiu kurti kažkam. Tai va. Tikiuosi serija patiko ir iki greito pasimatymo. Ate.